savo mokyklose, gimnazijose, ten, kur, žinoma, yra įvairios situacijos, kur ne tik tai mokytis, bet ir yra įvairūs santykiai ir su mokytojais. Yra ir sprendimai gimstantis mokyklos ar gimnazijos mastu ir natūralu, kad juose ne dėl paukščiuko yra mokyklų tarybose, kuriuose yra moksleiviai, gimnazistai esate atstovaujami, o dėl to, kad apskritai taip yra surėdyta laisvos šalies tvarka. Čia nusišypsojai, tai turbūt dėl paukščiuko pas jūs, ar kaip? Bet aš labai tikiu, kad kai leidi žmonėms ir sudarai galimybės veikti, tada jie ir užpildo šitą nišą. Niekas varu ir prievarta nesukurs harmoningų santykių, niekas dirbtinai nepadarys taip, kad nematydami prasmės dalyvauti, jauni žmonės jausis patenkinti tuo rezultatu. Ir galvoju, kad niekad nebus taip, kad visą 100% jūsų bendramžių domėsitės tomis pačiomis temomis. Negaligi visų galų ar sričių būti fanas, nors puikiai įsivaizduoju, kad politika, ten sportą, sunkų roką ir panašius dalykus į vieną krepšį galima sudėti ir jokio vidinio prieštarimo tam nėra. Hobių, asmeninio gyvenimo turėjimas yra super ir manau, kad visą tam norisi daugiau laiko skirti, bet tikrai prisimenu save, kada viskas prasidėjo jau man tapus studentu ir kada pradėjo pirmi daigai apskritai su kažkokiais gaivesniais vėjais Lietuvoje rastis, kad vietoj vienos tiesos galėtų turėti ir garsiai pasakyti jau savo nuomonę ir ją ginti ir tie dalykai veža, jie užkabino ir aš manau, kad nejučia tu tampi trauktas į šitos verpetus ir pagaliau tu matai, kad tai užkabina nebe tave vieną, atsiranda kažkokia komanda, atsiranda bendraminčiai, pagaliau yra temos, kurios jums yra artimos, aktualios ir dėl to aš manau, kad galbūt pasikeitė laikas, praėjo, tarkim, 10 ar kiek metų, bet manau, kad visada išliks aktualumas ieškoti tiesos, visada bus iš jūsų vidaus kylantis noras ginti savo nuomonę. Ir kada tu pradedi domėtis visuomeninė veikla, ko gero atsitinka taip, kad tu visat nejučia, bet judi į priekį tobulėdamas. Išmoksti aiškiau savo mintis reikšti. Kiek dabar laiko jau esi moksleivių parlamento narys? Aš? Metus pusė. Na, ar pagavai save, kad kažko daugiau supratai, išmokai ir turbūt nėra dar jausmo, kad staiga tu jau viską supratai ir jau viską žinai? Taip, iš tikrųjų, dalyvavimus toje veikloje, iš dalies, tai yra nauji kontaktai, naujos pažymės, naujos žinios ir nauja patirtis, formuoja asmenybę, ugdo kažkokius bendravimo įgūdžius. Bendravimo įgūdžiai, ko gero, yra svarbiausia. Taip, tai yra vieni iš svarbiausių žmogaus gyvenimo. Ir nemažiau svarbus dalykas, išplaukiantis iš bendravimo įgūdžių, atsiranda gebėjimai ne tik tai vienam veikti, bet atsiranda galimybės ir dirbti komandoje. Tai yra vienas, ko gero, iš labas prisijungintiems. Ir tikrai atsiranda, mano supratimu, tas dalykas, kada tu jau lyg ir nebesi tai, ką tu darai vien dėl savęs arba dėl to, kad tu to nori. Iš ties įtraukia ir atsiranda atsakomybė arba įsipareigojimai dėl kitų. Kadangi jūs esat savų atskirų mokyklų aktyvų žmonės, tai jūs puikiai tą turbūt jausite. Nes jeigu laiku nespėsi ten